Jei. Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai jei jūs matėte praeitą mano įkeltą vaizdo įrašą, jūs žinote, kad buvo pabaigtas mano hardcore serialas. Tai šiandieną mes sukursim naują pasaulį, bet ne hardcore šitą kartą. Šitą kartą tiesiog mes mokysimės iš savo klaidų ir bandysime tiesiog įveikti žaidimą šitą kartą. Tai manau, kad pasivadinsiu šitą pasaulį Bambeino gyvenimas. 1, 2, 3. Tai pasidarėme pasaulį ir tiesiog pradedame. Tai iš pradžių reikia man gauti kokių gerų daiktų. Iš karto gal medinių ir jei galima geležinių. Tai iš karto atsiradome oranžinėje vietoje. Bet nors yra pas mus medelių, tai visai gerai, galėsime greitai išplaukti. Kas čia dabar? Kas čia per padarai? Kaip pelės kažkokias. Einame prisikirsti medžių. Kas čia su mano ranka nesimato labai. Kaip matote, aš pasidariau naują veikėją. Jis dar neturi vardo, bet tai tiesiog jis būna tegul kol kas. Jis truputį žemesnis, bet jo rankos stipresnis. Tai pradedame savo serialą. Šitą išgyvenimo tiesiog. Tai čia truputį pasidarysiu gerų daiktų ir sugrįžtu. Tai ir pasidarėme mes ne geležinių, bet einame ten po truputį, dar vieną medelį nusikirsiu ir keliausim iš šitos vietos, nes čia nemanau, kad daug galėsiu ką padaryti. Šitą epizodą bandysime truputį gal išgyventi vieną naktį ir daugiau daiktų gal padaryti, žiūrėsim vėliau. Pirma, čia dar vienas medelis. Kaip matote, aš truputį pasikeičiau savo... Kodėl aš čia dabar? Savo... nejudėjimą, bet žiūrėjimą. Nes man tai truputį tiesiog patogiau. Bandysim iš čia keliauti. Nes čia visai negražu, tiesiog nameliai mano. Keliaujam į jūrą kol kas. Čia ne jūra, čia dykuma. Ką aš čia darau? O kasgi ten? Ten cukraus lazdelės. Jo. Tai sugrįšime, kai rasiu kažką gero. Ir iš karto, kai sustojau filmuoti, mes radome džiunglės. Tai yra visai gerai, nes džiunglėse galima rasti daug gerų daiktų, kaip arbūzų. Arbūzai labai naudingi, nes juos labai lengvai galima auginti ir jie labai geri. Tai žiūrime, čia lengvas čia maistas yra. Ir galim sausainius su šitais pasidaryti ir labai čia gerai. Truputį išsikasiu. O kas čia per vietelę? Kasgi ten? O kad ten ponas numirėlis. Man jau labai nepatinka nuo praeito karto. Kasgi ten? Reikia nusileisti, pažiūrėti, ką čia turime. Palaukite. Einame. Kasgi čia? Va čia tai ir tamsu, matome kelis ponus numirėlis, kasgi ten. Manau, kad ten žolytė. Einame čia kol kas. Bandome nusileisti saugiai. O va čia tai ir vietelė. O čia tai ir gražu. Oi, čia tai jau ponas žalias.
čia tai pavojinga buvo. Man labai nepatinka ponė žaliai panaužiai, nes jie labai greitai mane gali nužudyti. O. Kodėl visada man? Šventas tėve, ten tai pavojinga buvo. Iš kur jie čia atsirado? Ar ten dar vienas? Ateik čia dabar. Dabar tai tu ir gausi į galvą. Oi. Man labai jau nepatinka čia. Dar vienas ponas žalias. Ateik čia, ponas žalias. Blemba. Na tai matome, kad aš numiriau. Labai blogai. Reikia man greitai pasidaryti valtį ir sugrįžti. Kiek man čia reikėtų? 2, 3 medžio. Einame čia greitai. Na tai gerai, atgavome savo daiktus. Čia buvo labai pavojinga. Ponas žalias makaronas mus bandė nužudyti. Labai blogai buvo. Greitai mums reikia geležį įsigriauti ir ten mačiau dar anglies. Man labai jas praverstų dabar apsišviesti, kad čia manęs vėl nesuvalgytų. Kur yra anglis? Va čia va. Pasiemame. Na va, pasidariau truputį degtukų. Einame labiau apžiūrėti šitą vietą. Čia atrodo labai, kad daug galiu ko rasti. Ir va, iš karto jau radome daugiau anglies. Man labai jį praverčia. Labai jį naudinga man. Pradžiai, kaip sakiau, mes galėsim susirgti. Aš jau girdėjau vieną ten numirėlį apačioj. Reikia man čia būti labai atsargiai. Čia greitai išlaužiam. Iškasam. Ir nueinam čia. Pažiūrim, ką čia turimgi. Aš iš karto jų labai čia daug girdžiu, kur jie yra. Kurgi jie čia? Ar tu čia Kasgi čia per padarai? Va čia tai ir keisti kalmarai. Kas iš vieno? Ne, šias paliksiu. Kodėl jų tiek daug vienoje vietoj? Čia labai maža, kad jų čia tiek būtų. Einame toliau. O, daugiau geležies. Na tai aš sugrįšiu, kai apžiūrėsiu šitą vietą visą. Aš dar nebaigiau kasinėtis, bet tai pažiūrėkit. Va čia tai grožis. Oho. Labai gražu. Labai aš laimingas, kad radau šitą vietelę. O kas tu? Pavadinsiu tave Ibrahimu. O čia tai labai gražu. Man patinka. Na, toliau eisiu kasinėtis. Laukite, kol sugrįšiu. Va čia tai ir prisidirbau dabar. Aš miriau. Jis mane užatakavo labai daug monstrų. Ir dabar neberandu savo daiktų. O čia tai jau prisidirbau. Na, manau, kad čia dabar baigsiu epizodą. Va čia, nes aš nieko nerandu savo daiktų. Ir manau, kad čia sugrįšiu, bet reikės man būti truputį atsargesniam.